Sveiki gyvi, šiandien pakalbėkime apie finansinę gerovę. Iš kiek kitokio kampo. Pasiremsime Virginijaus Mockaus, karmos maestro ir reiki mokytojo su 25 metų patirtimi įžvalgomis. Jis teigia, kad pinigai tai anaiptol ne tik banknotai sąskaitoje. Ir žinote, kas įdomiausia? Kai tai supranti, gali iš esmės pakeisti savo realybę. Taigi, nerkime gilyn. Turbūt pažįstamas jausmas, ar ne? Kai atrodo, kad dirbi, stengiasi iš visų jėgų, o ta finansinė sėkmė, ji kaip horizontas, vis tolsta. Tai tikrai varginantis ir, tiesą sakant, labai dažnas jausmas. Bet pasirodo, kad atsakymų reikėtų ieškoti visai ne išorėje. Pasak mūsų šaltinio, visa esmė slypi mūsų pačių viduje. Ir štai čia prieiname prie pačios esmės. Virginijus siūlo į pinigus žiūrėti ne kaip į daiktą, o kaip į energijos srautą. Įsivaizduokime, kad mūsų vidus, visos mintys, įsitikinimai, nuostatos veikia tarsi koks filtras. Ir šis filtras arba leidžia tam gausos srautui laisvai tekėti, arba dėja jį užkemša. Viskas, paprastai tariant, priklauso nuo to, kokią energiją mes patys skleidžiame į pasaulį. Gerai, bet tai kur tada ta tikroji problema slepiasi? Pasirodo, viskas yra užkoduota. Būtent mūsų pasąmonėje. Galima sakyti, kad ji veikia kaip koks architektūrinis brėžinis. O pagal tą brėžinį ir statomas visas mūsų finansinės realybės pastatas. Ir ši Virginijaus Mockaus citata, man atrodo, pataiko tiesiai į 10. Mūsų išorinis pasaulis tai yra veidrodis to, kas vyksta viduje. Tiesioginis mūsų vidinės programos atspindys. Ir jeigu toje programoje yra šita trūkumas, tai dėja, būtent trūkumą aplink save ir matysime. Ir čia, žinote, net nesvarbu, kaip sunkiai dirbsime. Pažiūrėkime į šiuos du visiškai skirtingus pasaulius. Kairėje matome trūkumo mąstyseną. Jos pamatas baimė, nuolatinis nerimas, kad kažko pritrūks, kad resursai yra riboti. Ir būtent tai, žinoma, ir užblokuoja visą energijos tėkmę. O dešinėje visiška priešingybė – gausos mąstysena. Ji kyla iš gilaus pasitikėjimo, kad visatoje visko yra pakankamai visiems. Ir štai būtent toks požiūris ir atveria tas duris į tikrą finansinę gerovę. Gerai, su problema lyg ir aišku, bet kyla natūralus klausimas. Tai ką daryti? Kaipgi tą seną pasąmonės programą perrašyti? O dabar kaip tik ir pereikime prie konkrečių praktinių žingsnių, kuriuos iš tiesų gali išbandyti kiekvienas. Štai, Virginijus siūlo 3 labai konkrečius žingsnius. Pirmiausia, viskas prasideda nuo sąmoningumo. Tiesiog stebėti savo mintis, be jokio vertinimo, be kritikos. Toliau, dėkingumas. O, tai neįtikėtinai galingas įrankis. Jis padeda perkelti dėmesį nuo to, ko mums trūksta, prie to, ką mes jau turime. Ir trečias, be galo svarbus žingsnis – savivertis auginimas. Nes kaip teigiama, visata mums duoda lygiai tiek, kiek mes patys viduje jaučiamės esavarti gauti. Ir štai labai paprastas, bet geras pavyzdys, kaip tai veikia kasdienybėje. Įsivaizduokime, pagauname save galvojant įprastą mintį. Man vėl neužtenka. Ir kai pagauname, sąmoningai ją pakeiskime. Pavyzdžiui, į viskas, kas vyksta, veda į gerą ir aš esu dėkingas už viską, ką turiu. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti smulkmena, bet tai yra milžiniškas pokytis. Tai tarsi treniruotė pasąmonei, mokančia ją mąstyti visiškai kitaip. Aišku, darbas su įsitikinimais tai ne vienos dienos reikalas. Tam reikia ir laiko, tačiau, pasak Mockaus, yra būdas, kuris gali visą šį procesą, gerokai paspartinti. Ir čia į sceną žengia reiki. Reiki, matote, veikia giliausiame energetinėme lygmenyje. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad ši praktika padeda išvalyti visą tą bagažą. Senas nuoskaudas, įtampas, blokus, viską, kas siurbia iš mūsų energiją ir neleidžia judėti pirmin. Ir kai žmogaus energetinis laukas išsivalo, sustiprėja, jis natūraliai tampa tarsi magnetas gausai ir naujoms galimybėms. Gerai, teorija skamba įdomiai, bet visada kyla klausimas. O kaip tai veikia praktiškai? Ar tikrai veikia? Kaip tik ir pažiūrėkime į vieną labai konkretų pavyzdį iš Virginijaus praktikos. Manau, jis puikiai parodys, kaip visos šios idėjos materializuojasi realiame gyvenime. Ši istorija, tiesą sakant, yra tobulas pavyzdys, parodantis, koks stiprus ryšys yra tarp vidinės būsenos ir to, ką patiriame išorėje. Tik pagalvokite, kai tik tas žmogus, reikia pagalba, sugebėjo paleisti savo įtampas ir pakeisti mąstymą, jo finansinė situacija pasikeitė, beveik akimirksniu. Tai tik dar kartą įrodo, tikrasis pokytis visada prasideda iš vidaus. Taigi, artėjant prie pabaigos, pabandykime viską apibendrinti, kokie būtų tie esminiai patarimai ir palinkėjimai iš Virginijaus Mockaus lūpų tiems, kurie nori įsileisti daugiau gausos į savo gyvenimą.
Ir čia, man atrodo, yra pats svarbiausias akcentas. Kalbama ne apie paviršutiniškus dalykus. Neužtenka tiesiog mechaniškai kartoti pozityves frazes. Ne. Reikia tikro giluminio pokyčio. Reikia keisti savo vidinę būseną, savo vibracijas, tapti atviram, leisti savo svajoti, kurti, duoti ir dalintis. Būtent tai, pasak Virginijos, ir atveria tas tikresias duris į pilną gausos ir prasmės gyvenimą. Ir ši paskutinė citata nuskamba beveik kaip pažadas, ar ne? Svarbu suprasti, tai nėra kažkokia magija ar burtai, tai tiesiog dėsningas procesas. Kai sąmoningai pradedama dirbti su savo pasąmone, su savo vidinė energija, išorinė realybė jį tiesiog negali nepradėti keistis į gerą. Ir pabaigai norėtųsi palikti vieną klausimą apmąstymams. Ką iš tiesų kiekvienam iš mūsų reiškia būti atviram visatos gausai? Kas tai yra? Galbūt tai tikėjimas? O gal labai konkretus apčiuopiamas jausmas? Ir svarbu pabrėžti, visa tai nėra tiesiog graži teorija iš knygų. Tai yra įžvalgos gimusios iš 25 metų praktikos ir darbo su žmonėmis. Visu šiuo išminties bagažu dalinasi autorius, karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus. Ir pačiai pabaigai didelis jums ačiū, kad žiūrite, prenumeruojate, spaudžiate patiktukus, pakomentuojate, pasidalinate ir palaikote kanalą. O daugiau informacijos rasite puslapiuose motivatorius.lt ir reikimokymai.lt. Iki kitų kartų!